sugrįžkime prie darbuotojų administravimo. Taip, grįžtant prie šio sąrašo, matome čia darbuotojų visą išklotinę ir galime matyti aktyvius darbuotojus, tai kaip yra mūsų domas, arba pamatyti, kada jie buvo prisijungę paskutinį kartą ir kuriuo adresu tiesiog užvedę pelytę ant norimo darbuotojo. Viršui čia matome 3 skiltis, tai yra aktyvūs darbuotojai, tai reiškia, kad šitos paskyros yra aktyvios ir jomis galima dirbti. Tai yra, kad, jūsų apmokestintos ir jūsų licencinės paskyros. Jei šitą skiltį galima matyti deaktyvuotus paskyras, tai yra šie jūsų darbuotojai jau nebėra aktyvūs, bet mes įsipareigojame jų duomenis saugoti. Taip kad nukėlus aktyvuotą paskyrą į deaktyvuotą, mes saugome visus duomenis kurį laiką, apie metus ir daugiau. Ir jas galite bet kada susigrąžinti, paspaudę aktyvuoti mygtuką, tai yra vėl tapti licencinės aktyvios paslaugos. Čia galite matyti atostogų išklotinę, apie atostogas parodysiu truputį vėliau, tačiau visas metrikas, kas ką pavaduoja, kuriuo metu galite matyti šitoje skiltyje. Taip, toliau, kad administruoti darbuotoją, turime užeiti į jo vidų, tai tiesiog paspaudžiam čia ir atsidaro mūsų visa vidinė darbuotojo panelė. Čia galima pasispaudus išsifiltruoti jo buvimo vietas, minučių tikslumu, tai yra pasiėmus bet kurią vietą, bet kurią datą, gauname išklotinę, kur jisai buvo ir kaip atrodo. Taip, kokiom koordinatėm buvo. Tai reiškia, užvedus mygtuką galite pasitikrinti. Šiuo atveju Adomas yra Marijampolėje ir ten centriniai daly. Atsitinka kartais taip, kad kai kurie darbuotojai gali bandyti klastoti koordinatės, tai jos yra pažymėtos taip, raudonai, ir užvedus mygtuką galite pamatyti, kas su to koordinatė yra negerai ir kodėl aplikacija nusprendė, kad ją būtent pažymėti raudonai ir informuoti administratorių. Taip, grįžtant dabar prie mūsų administravimo to lango. Taip, tai šitoj išklotiniai mes matome tik vartotojo buvimo vietą, ir tas koordinatės, kurios yra pridėtos kartu su komentaru. Tai jas galime pasifiltruoti, galime paieškoti pagal komentarą arba adresą. Galime parsisiųsti visą šitą išklotinę į norimo formato failus. Apie buvimo vietą tiek, tada čia galime matyti vizitus. Tai yra, vizitai yra automatiškai sugeneruojami pagal tai, kada darbuotojas atvyko į tam tikrą paciento buvimo vietą ir kiek laiko ten praleido. Tai aplikacija tą nustato pati. Ir atsidarius šitą skiltį pagal prasifiltruotą datą galime matyti, kokiom pamainom jisai dirba. Tai yra, nuo kada paspaudė sekimo mygtuką ir kada užbaigė tą sekimą. Atsidarius į vidų galime matyti maršrutą, kurie vizitai buvo, šiuo atveju tai tik vienas vizitas, bet jeigu būtų tai visos dienos 10 vizitų, matytume, kur buvo vairuota, nuo kurio kampo, kaip viskas atrodė. Apskaičiuotą atstumą taip pat matome čia ir vizitą čia. Taip, pabandysiu tiesiog pasiimti praeitą mėnesį. Taip, matom, kad dirba tik tai 1 dieną ir daugiausiai praėjo namuose. Toliau. Čia yra toksai mūsų krumpliaratis, kurį paspaudus galime administruoti patį mūsų darbuotoją. Tai yra pakeisti vardą, pavardę, prireikus pareigas, administracinį kodą, įvesti papildomus duomenis ir šioje vietoje pakeisti jo slaptažodį. Kaip ir minėjau, kad tik administratorius gali jį pakeisti. Šitoje skiltyje galite priskirti arba atimti iš darbuotojo pacientus. Čia nurodyti darbuotojo darbo laiką, kokią šitą funkciją jinai atsispindi tik kalendoriui, kurį parodysim irgi šiek tiek vėliau, tačiau galite irgi to darbo laiką nurodyti. Šitoje vietoje galite priskirti darbuotojo atostogas, tai yra, jeigu žmogus išeina atostogų nuo tam tikro periodo, tarkim, nuo kitos savaitės, tai galima priskirti pavaduotoją ir tas pavaduotojas šitam nurodytam laiko terminui gaus prieigą prie visų pacientų ir jų vizitų per tą laiko tarpą, kurio atostogas nurodė. Tai reiškia, jūs vieno mygtuko paspaudimu galite priskirti šį pavaduotoją ir matoma, kad vyksta atostogas. Galite priskirti kelis pavaduotojus, tai reiškia visi žmonės, kurie bus atsakingi už to darbuotojo klientus, pacientus, bus perdodama ta informacija jam. Ir kuro apskaitoje galite nurodyti automobilio markę, suvartojimą kuro tipą, tai yra vidaus degimo variklis ar elektra. Ir jo suvartojimą nurodyti čia. Tada automatiškai šioje vietoje bus parodytas
visas kuro suvartojimas. Dar prireikus darbuotojui išėjus ilgesnių nei mėnesio atostogų arba jį atleidus, visada galite šitą paskyrą paspausti ir deaktyvuoti, tai yra nukelti ją į archyvą, ir už tą paskyrą jau mes licencinio mokesčio nebeimsim.